Aš esu Lina. Žmogus. Daug. Mano gimdymo patirtis. Nors viskas buvo laukta ir planuota, pats pokyčio faktas varė iš proto. Išgyvenau sunku pirmąjį, fiziškai ir emociškai trimestrą ir nusiraminus pradėjau ruoštis. Ruošiausi kiek galėjau daugiau esamuoju metu, tai nežinomybei 4. trimestrui. Padariau viską, ką galėjau geriausiai. Įtraukiau vyrą, susiradau palaikymo komandą, Dula. Jaučiausi pažeidžiama ir labiausiai bijojau akušerinio smurto bei netinkamo elgesio su manim. Padariau visus namų darbus, išsirinkau gimdymo namus, susidėliau planą, ko norėčiau, kaip komunikuočiau. O tačiau nebuvo viskas kaip planuota. Gimdymo metu išbandžiau viską, ką tik galima gimdykloje, kad pavyktų viską padaryti kuo natūraliau, tačiau viskas baigėsi ekstra cezariu. Gimdymas truko daugiau nei parą ir nebuvo pats lengviausias, tai eiga progresuoja, tai sustoja, bet gimdymo namuose jaučiausi labai gerai. Personalas atliepė mano poreikius, neskubino, įsiklausė, informavo apie galimas intervencijas ir planą A ir B, paaiškino, kas po ko seka ir panašiai. Paprašius prileido ir vonę, tačiau jos taip ir nepanaudojom. Buvo išbandyti visi įmanomi natūralūs gimdymo eigos skatinimo būdai, kol teko pereiti prie intervencijų. Be jų jaučiausi palyginus daug geriau, bet kitų pasirinkimų nelabai buvo likę, o mano jėgos taip pat seko. Jaučiau pagarbų bendravimą iš medikų pusės, nebuvo jokių netinkamų replikų ir pašiepimų. Priežiūra po gimdymo ir dėmesys vaikui bei man buvo gerą patirtį paliekantis patyrimas. Po cezario jaučiausi nekaip, tiek fiziškai, tiek ir emociškai. Nebuvau pasiruošusi tokiai baigčiai. Jaučiausi, tarsi gimdžiau, bet nepagimdžiau, kad ne pati. Labai save kaltinau ir liūdėjau. Vienintelis jausmas, kad medikai darė ir leido ir siūlė viską, ką patys galėjo, šiek tiek mažino kalties jausmą ir nepilnavertiškumą. Kadgi padariau, ką galėjom, bendromis jėgomis, o kas būtų, jei būtų, nežinom. Džiaugiuosi, kad šalia buvo ne tik vyras, bet ir Dula. Ji labai atliepė ir suprato, kaip kas, ramino ir nešališkai palaikė. Mama Andželika. Aš jos nežinojau, tai šiek tiek tą mintį sekti, toks kaip istorija iš tikrųjų, kai seki mintį, kas bus, ir toks kaip per bangas, atrodo lyg tai taip ir taip ir taip ir taip, to intensyvumo daug. Jaučiasi pažeidžiamumo žmogaus labai tose bangose, kaip žemai gali mesti netikėtumas ir kiek daug gali aplinkinių palaikymas, kaip jisai gali iškelti. Čia į 2 sakinius sudėliota, bet jisai galėtų gal skambėti kaip vienas. Gimdymas truko daugiau nei parą ir nebuvo pats lengviausias, tai eiga progresuoja, tai sustoja, bet gimdymo namuose jaučiausi labai gerai. Man atrodo, kad apima labai daug tą ir ko negaliu suplanuoti, kaip tai yra stipru, kiek tai yra išbandymas ir kartu kaip yra svarbu, kame tu išgyveni šitos dalykus, kame tu gimdai, kokioj aplinkoj, kas yra aplinkui tave. Kažkaip atrodo, kad atspindi. Matyti tą žmonių buvimą kažkokioj naujoj teritorijoj, kur kartais atrodo net baisu įvardinti, kaip iš tikrųjų buvo. Kad baisu pasakyti, kad, pavyzdžiui, buvo sunkiau negu tikėjausi, ar ne? Arba vyrui pasakyti, kad išsigandau, kad jinai numirs. Tokius labai gilius dalykus, nes tarsi atrodo, kad gimdymas yra įdėtas į tokių tiesiog elementarių gyvenimo, išgyvenimų, kažkokių, vos ne, ką valgai pusryčiams ar ką planuoja atostogoms. Ir patyrus gimdymą ateina tas suvokimas, kad tai yra visai kito svorio išgyvenimas. Ir tada net atrodo, jam ir žodžių trūksta, o kartais trūksta įpročio pripažinti, kad tai yra tikrai labai daug ir labai stipru. Ir visapusiškai stipru. Ir ne tik tai gražios emocijos, tos vadinamos gražios, ar ne, nes mes dar įpratę jas taip skirstyti, bet ir sunkios arba nepatogios emocijos irgi tame dalyvauja. Ir kaip po to jas priimti ir savo pripažinti, kad tikrai išsigandau. Arba tikrai gimdydama galvojau, kad viskas, nebegimdysiu. Darykit, kad neberūpi niekas, ar ne? Kaip tą prisipažinti, kai iš tikrųjų tai nori kuo geriausio ir savo, ir vaikų, ir šeimai.
Man tai labai jautru ir labai gera, nes tam, kad žmogus tai įgarsintų, aplinka turi būti saugi. Tai jeigu jau prieini tokį, reiškia, kad yra santykis, kad yra erdvė tam atsiskleisti. Ir be to paprastai matosi, kad taip įvyksta pokytis. Kad tas pripažinimas yra būtinas, kad žmogus tarsi galėtų iškvėpti. Man tai buvo. Be vertinimo tokio, kad čia blogai, negerai, netinkamai. Kur čia ir Anželika rašė, kad tarsi gimdžiau, bet nepagimdžiau, kad ne pati. Ar ne? Tai moteriai tą integruoti ir priimti, kad mano istorija yra tokia. Ir mano vaikas gimė taip. Ir kaip gerai, kad yra ta pagalba. Ir dabar reikia pagalbos man, kad aš priimčiau tą, kad mūsų istorija tokia. Labai platus klausimas. Viena, tai yra atsineštiniai resursai. Aš kartais galvoju apie gimdymą ir motinystę truputį taip kaip apie žygį į gamtą, ar ne? Ir viena, jeigu tu išeini taip kaip stovi apsirengus, ar ne, ir tave užlyja, peršlampi, sušali ir tada miegi po atviru dangum, tai vienas poveikis ir vienas pojūtis, ar ne? O kita, jeigu tau yra suruoštas lauknešėlis, turi, nežinau, švediškus žygio rūbus ir ateini nakvoti į sodybą, kur yra pakurta pirtis ir šilti patalai, tai tas pats išbandymas visai skirtingą paliks poveikį, ar ne? Ir aišku, dar yra ir paties žmogaus ta sudėtinė dalis. Mes vis tiek skirtingi savo ištvermę, savo orientaciją į tikslą, gebėjimu atsiduoti nežinomybėje ar ją toleruoti daugiau ar mažiau. Tas resilience labai svarbus, ar ne? Kiek sunku, bet atsistatau, ar sunku ir tada krentu į tą, kad nebegaliu išlipti, ar ne? Tai šitie resursai yra tokie atsineštiniai. Tada yra aplinka, kuri palaiko arba nepalaiko, suminkština arba nesuminkština tą visą apsibrozdinimą į gyvenimą, ar ne? Nes per gimdymą įvyksta toks nepatogumo, jo vis tiek būna vienaip ar kitaip. Ir tada iš to gaunasi, nes net ir trauminį gimdymą patyrus įmanoma iš to augti ir stiprėti, ar ne? Galima sulūžti ir niekada nebeatsistatyti. O iš gražaus gimdymo tai dar kiek galima visko auginti, ar ne? Jis toks gali būti pats iš savęs labai didelis resursas, tas gimdymas kaip patyrimas. Ir aišku, vėl aplinka, kame tą vaiką augini. Ir čia prasideda nuo to, kokie santykiai su partneriu, kokie santykiai su šeima tolimesne, su kaiminystė, ar yra bendruomenė kokia nors. Ir viskas nueina ir iki politikos, ar ne? Kiek mes finansuojam, kiek apmokam, ar gali žmogus samdytis pagalbą, jeigu jos nėra. Kaip iš meilės arba už pinigus gali būti pagalba, ar ne? Tai kartais ar padeda valstybė su tas sritim, kur reikia pagalbos už pinigus. Kad per visus tarsi sluoksnius nukeliauja tie resursai. Meilė, tik visą laiką tokį žodį vardinant, jinai tarsi man norisi pasiteisinti, kad kažkaip gal per banalu. Bet iš tikrųjų tai kiek yra sukaupta per gyvenimą meilės, kiek yra išmokta mylėti kitus ir save, man atrodo, kad jinai labiausiai